Sveiki, šiandieną sveikinamės iš mūsų padalinių Kaune ir norėtume jums pristatyti visiškai atsinaujinusią Farmant Falcon Pro sėjamąją. Ši sėjamoji yra išskirtinės komplektacijos su daugybė išmaniųjų sprendimų, todėl norėtume trumpai jums juos pristatyti. Pradėkime nuo priekyje sumontuoto slėginio bunkerio, kuris skirtas sėklų maišymam. Čia turime 3 oro kanalus. Pirmasis oro kanalas skirtas pirmajam sėjimo dozatoriui, antrasis oro kanalas skirtas antrajam sėjimo dozatoriui ir trečiasis oro kanalas skirtas smulkių sėklų išsėjimui padrikai gale. Čia yra sumontuotos 2 sklendės, kurios yra skirtos paskirstyti sėjamąjį produktą. Kai sklendės yra suslinktos į centrą, jūs sėjate į vieną oro kanalą ir į kitą. Kai sklendės yra perstatomas kitaip, jūs sėjate tik smulkių sėklų sėjimą. Ir taip pat galima išsėti pusę dozavimo ritės į vieną sėjimų srautą, naudojant pusinės ritės. Taip pat matote atnaujintus išsėjimo dozatorius, kurie taip pat turi maišymo sklendę. Sklendė turi 3 pozicijas. Jinai gali dozatorius vieną sėti tiek į pirmą sėjimo kanalą, tiek į antrą. Tiek gali sėti tik į antrą arba tik į pirmą. Kaip matote, pirmas dozatorius turi lygiai tas pačias funkcijas. Toliau tęsiant sėklų keliavimo kelią, mes jums parodome pirmąjį sėjimo išdozavimo skirstytuvą, antrąjį sėjimo linijos išdozavimo skirstytuvą ir smulkių sėklų skirstytuvas gale. Sėjimo diskai išdėlioti tokią tvarką. Tai yra pirmo sėjimo kanalų sėjimo koja, antro sėjimo kanalų išsėjimo koja ir matote trečiąją, tai yra padrikos sėjos skleistos. Kaip ir turbūt pastebėjote, matote atnaujintą funkciją. Svirtelė yra skirta tam, kad galima būtų sėti skirtingus gylius skirtingom sėjamosiom kultūrom. Atsikaišiuoja kaištelis ir svirtelį persistato tam, kad būtų galima sėti skirtingais gyliais, esant tam pačiam prispaudimui į dirvą. Taigi, tęsiant toliau apie naujoves, verta paminėti, kad galime pamiršti sekcijų stumdymą rankiniu būdu ir šioje sėjamoje jau turime sumontuotą naują sekcijos perstūmimo hidraulinę sistemą. Sekcijos perstūmimas vykdomas labai paprastai, tiesiog aktyvuojate sėjimo sekcijos kėlimo funkciją ir perstote kraną arba į vieną pusę, arba į kitą. Taip sekcija yra pastumiama arba kairėn, arba dešinėn. Šios sėjamosios sėjimo tarpailis yra 12,5 cm ir sėjamoji yra sumontuota su pilna sekcijų valdymo sistema. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad galima uždarinėti po vieną sėjimo koją. Ši sėjamoji turi lygiagretainio principo sėjimo sekciją, kad būtų užtikrintas vienodas diskų įspaudimas į paviršių. Ši sėjamoji turi atnaujinto tipo kopėtėlės tam, kad būtų lengviau pasiekti bunkerius. Kaip matote, ši sėjamoji turi gale 2 visiškai atskirus bunkerius ir standartiškai priekyje trašoms. Šie bunkeriai yra sumontuoti taip, kad būtų pasiektas visiškas sėklos išbyrėjimas. Taip pat mūsų bunkeriai yra montuojami su LED apšvietimu viduje. Šios sėjamosios išskirtinumas – valdymas per iPad planšetinį kompiuterį. Dabar pakalbėkime apie keletą valdymo funkcijų. Kaip matote, sėjamoje yra montuota automatinė sekcijų valdymo sistema, kuri gali veikti automatiniu režimu, rankiniu arba ją galite išjungti. Automatiniu režimu sekcijos valdo kiekvieną atskirą koją. Rankiniu režimu valdant, jūs galite pasirinkti 2 sekcijas, 4, 8 arba 16 pagal jūsų poreikį. Sėjamoje labai patogu kalibruoti. Einame į sėklos kalibravimą, pasirinkime dozatorių, galimas kalibravimas automatiniu arba rankiniu režimu. Rankiniu režimu jūs pasirenkate sėjamąją kultūrą iš sąrašo, tarkim kviečiai, įsivedate normą kilogramais ir išsaugote. Tada galime pradėti dozatoriaus kalibravimą. Spaudžiame pradėti. Ir susikalibruojame sėklą.
kad to išvengti, visada galime dirbti automatiniu režimu. Automatiniu režimu taip pat pasirenkate sėjimo kultūrą, tarkim miežius, įsivedate 1000 sėklų svorį, galite susivesti daigumą ir įsivedate sėklos normą vienetais į kvadratinį metrą ir išsaugote. Taip pat galima valdyti sėjimo diskų prispaudimo jėgą bei daugybę kitų sėjamosios funkcijų. Taip pat verta priminti, kad kiekvienas sėjamoji gali būti užsakinėjimas su skirtingo dirbimo padargo. Matote striptil juostinį sėjos sekciją, čia šone matote tiesioginį sėjos turbo diskų sekciją ir minimalaus dirbimo diskinę sekciją, kurios yra užsakomos atskirai. Tai tiek trumpai apie šią sėjamąją. Taip pat norime jums priminti, kad galime jums pasiūlyti įvairių komplektacijų sėjamųjų šiam sezonui pagal jūsų ūkio poreikius. Lauksime jūsų skambučių.